Jei svajojate kada nors aplankyti Kanadą ir pamatyti jos žydrus ežerus, kalnus, galbūt net vieną kitą mešką, šiandien noriu pasidalinti svarbiausiais 15 dalykų, kuriuos turite žinoti, jeigu norite čia kada nors atvykti. Pati dabar Kanadoje esu antrą kartą ir prieš tai rugsėjį čia keliavau 3 savaitės. Manau, kad esu čia prabuvus pakankamai ilgą laiką, kad galėčiau su jumis pasidalinti, ką turite žinoti prieš planuojant šią kelionę. Prieš pradedant video noriu pasidalinti savo 3 savaičių maršrutu, tai maždaug po savaitę praleidau kiekvienam iš šių miestų - Toronto, Calgary ir Vancouveris. Toronto buvo mano skrydis ir man jis tiesiog pasirodė kaip labai niujorkiškas didmiestis su labai faina atmosfera. Calgary rekomenduočiau kaip miestą bazę, kadangi ten apgyvendinimas nėra toks brangus kaip pavyzdžiui Banfe, bet iš jo labai patogu daryti dienos keliones į tokius miestus kaip Banfas, Canmore, Kananaskis nacionalinį parką ir iš ten jau žygiuoti kalnus. Ir paskutinis lankytas miestas buvo Vancouveris, kurio gamta šiaip yra žiauriai graži, bet pačiame downtown'e turiu pripažinti nesijaučiau per saugiausiai, nes tiesiog šitas miestas turi labai didelę problemą su vartojančiai žmonėms. Tai pagalvojau prieš pradedant video tiesiog pasidalinsiu savo maršrutu, kurį galite tiesiog nusikopijuoti. Pradėkim nuo to, kokių dokumentų čia reikia. Tai jeigu čia neplanuojat nei dirbti, nei studijuoti, tiesiog čia pabūti, pakeliauti, ką galite daryti iš tikrųjų iki 6 mėnesių, tai vizos nereikia. Viską, kam reikia padaryti, užpildyti tokį ETA, kas yra tiesiog Electronic Travel Authorization. Tenais paklausinėja tiesiog iš serijos, ko jūs dirbat, kodėl jūs keliaujate į Kanadą, ar neturite ten jokių kriminalinių patirčių. Tai jeigu jūs neturite jokių kriminalinių patirčių, greičiausiai jums kaip man patvirtins va taip. Tipo, aš realiai, kai užpildžiau ten tą formą, man atėjo laiškas po minutės. Ir jinai galioja, man atrodo, kokius 5 metus arba iki kol nenustojo galioti jūsų pasas. Ir tada šiaip, kai atvyksite, jums reikės užpildyti deklaraciją, ar šiaip galite iš anksto internetu tiesiog užpildyti tą deklaraciją, tiesiog greit praeisite ten visą tą patikrą. Ir dabar kaip nusigauti iš Lietuvos kuo pigiau, nes aš asmeniškai skridau pirmą kartą, man pasisekė rasti su SAS Youth skrydį, tai aš ant tų nuolaidų pataikiau ir mano skrydis kainavo gal 3,8 į abi pusės. Kitas variantas, tai galite skristi dar per Paryžių arba per Londoną, nes WestJet turi tiesioginius skrydžius į Kanadą tiek iš Londono, tiek iš Paryžiaus. Ir iš Lietuvos būna gana pigių skrydžių tiek į Paryžių, tiek į Londoną, bet dalykas, kurį rekomenduoju turėti omeny, oro uostų turi ne vieną, tiek Londonas, tiek Paryžius. Tai kai pirksite skrydį, tiesiog atidžiai pasižiūrėkite, kad būtų tas pats oro uostas tiek į kurį atskrendate, tiek kad būtų tas pats oro uostas, į kurį po to išskrendate. Arba yra tiesioginiai autobusai, kurie veža iš vieno oro uosto į kitą, bet tada reikėtų tiesiog taip pakankamai savo užsirezervuoti laiko. Šiaip, jeigu norit pagaudyti pigių skrydžių, aš rekomenduoju pasiekti pirmyn atgal puslapį. Aš pati per ten kartą žiūriu tiesiog pigius skrydžius. Tuomet, kokiam biudžetui orientuotis. Šiaip, jeigu norėtumėte atskiro video, kur pasidalinčiau detaliai, kiek ir kam išleidau, tai parašykit komentaruose. Bet aš, pavyzdžiui, per savo 3 savaitės išleidau 2,5 eurų ir į tai eina skrydžiai, apgyvendinimas, maistas, kava ir panašiai. Aš iš savo patirties atsimenu, kad mokėdavau apie 10-15 eurų už vieną patiekalą. Tai šiaip labai panašiai kaip Lietuvoje iš tikrųjų. Kavos puodelio kaina iš mano patirties apie 3 PM. Man gavosi apie 100 PM eurų produktam, kuriuos gaminausi. O apgyvendinimo kainos, tai aš nuomavausi visur kambarį visose miestuose ir man kainuodavo kambarys apie 60 eurų per naktį. Tik Calgary gal pigiausiai buvo, nes ten man atrodo aš mokėjau 3,7 per naktį. Bet aš nepasidariau gero researcho. Aš apsistojau blogiausiame Calgary rajone. Mano klaidos nekartokit ir nors man Pamiršau, kad pas mane kambariokas yra. Tuomet, ką daryti su internetu atskridus? Tai aš asmeniškai atsisiunčiu elektroninę SIM ir tiesiog nusiperku tiek interneto, kiek man reikia. Ir šiuo metu naudoju jau kurį laiką Saily programėlę ir norim šiek tiek daugiau apie jos papasakoti, kadangi jie ir remia šiandienos video. Tai man asmeniškai dažniausiai užtenka kokių 10-15 GB mėnesių, jeigu pirku, nes anksčiau atsimenu, kai nežinau, kad elektroninė SIM egzistuoja, aš arba savo lietuviško tiekėjo planą pirkdavau, kuris buvo ganėtinai brangus, arba aš bandžiau ir jungtis prie Wi-Fi'aus. Man asmeniškai kelionės labai supaprastino ir supatogino, kai aš sužinau, kad egzistuoja toks dalykas kaip eSIM. Prieš tai sunaudojus kitą dar programėlę, bet Saily planai, kiek lyginau, yra pigesni. Jūs dar galite mano nuolaidos kodu pasinaudoti, kuris yra tiesiog Simona SIM ir steiksim 15% nuolaidą bet kokiam iš jų planų, o jie turi virš 190 šalių planų. Tad, jei kitą kartą keliaudami į užsienį norite visur su savim turėti interneto ir norite jį turėti jau atskridę, tai labai kviečiu atsisiųsti Saily programėlę ir prieš savo sekančią kelionę iš anksto įsigyti norimą planą, kuris tiesiog automatiškai aktyvuosis, kai jūs jau ten nusileisite. Ir kai pirksite planą, tai nepamirškite pasinaudoti ir mano kodu, kad tiesiog jums būtų pigiau. Sekantis dalykas apie Kanadą - tai meškos. Iš mano patirties iš tikrųjų nėra taip lengva jas sutikti. Tiksliau, iš mano patirties aš dar nesu iš vis sutikus meškos
jos čia, bet aš tikrai nenorėčiau sutikti jos arti, nes kad ir kokios jos mielas, jos greičiausiai norės tave nužudyti. Ką daryti, kad saugiai žygiuoti? Visų pirma, geriausia yra žygiuoti su kažkuo. Čia yra toks pirmas pagrindinis dalykas, nes meškos šiaip labiau baidosi žmonių būrių. Tai jeigu keliausite vieni, yra įvairių Facebook'o grupių, kur galite rasti, su kuo varyti haikinti, arba galite vykti labiau populiarius takus, pavyzdžiui, į Banffą, į Canmore, savaitgalį varyti per gerą orą. Ir šiaip nesvarbu, ar vieni, ar ne vieni, labai svarbu yra daryti garsą, tai ar šnekėti, ar dainuoti, ar švilpti su švilpuku. Dar dėl viso ko rekomenduotina yra turėti tą bear spray. Aišku, reikia mokėti juo ir naudotis. Ir, šiaip tas bear spray yra purškiamas jau mešką. Tai čia yra toks dalykas, kurio tu šiaip nelabai norėtum, kad tektų jį naudoti, bet dėl viso ko, dėl savo saugumo, aš rekomenduočiau jį turėti ir žinoti, kaip jo naudotis. Aš asmeniškai nežinau, kaip jo naudotis, tai čia aš ir savo sakau. Bet šiaip, jeigu nenorit pirkti, aš žinau, kad kai kurie viešbučiai ar hosteliai, ar netgi Airbnb, jums gali patys paskolinti tiesiog bear spray ir jums nereikės nieko pirkti. Tuomet kalbant apie viešą transportą, tai iš mano patirties vienkartinis bilietėlis kainuodavo nuo 2 PM iki 3 PM priklausomai nuo miesto ir dažniausiai jis galiojo kokią 1,5 valandos. Tai Calgary, pavyzdžiui, aš visur pirkdavau per programėlę, bet kaip pavyzdžiui Vancouverį ar Toronte vyko apmokėjimas, tai aš tokį lipdavau į autobusą ar metro, tenais būdavo toks aparačiukas, kur reikėdavo arba priliesti ant banko kortelę arba Apple Pay ir viskas. Ir dar čia paprastai autobusai nesustoja visose stotelėse, visur tiesiog reikės paspausti stop prieš savo stotelę arba patempti už tokio geltono laido. Dar pamiršau paminėti, bet norėčiau būti tai žinojus prieš atvarant į Kanadą, tai autobusai čia gali atvaryti random 10 minučių anksčiau ar vėliau, gali tiesiog neatvažiuoti, tai, sakykime, Kanada nėra pati draugiškiausia viešam transportui šalis. Ir kalbant apie tarpmiestinį transportą, tai šiaip Kanadoj iš tikrųjų yra geriausia turėti savo mašiną, bet jeigu jūs neturite, tai opcijų kitų yra. Visų pirma, Kanadoje yra Flixbusas, dėl ko aš asmeniškai esu biškį nustebus, nes aš buvau įsitikinus, kad čia tik Europos autobusas, bet pasirodo, čia jis irgi yra ir jis vyksta tiek į Banffą, tiek į Canmore, kur galima pradėti haikus ir pasiekti labai gražias vietas. Dar jeigu keliausite šiaip sezono metu, tai yra ir kitokių įvairių kompanijų, kurios vežioja iki Banffo, ar net iki pačių ežerų, kaip pavyzdžiui Moraine Lake ar Lake Louise. Dar yra toks Rider Express, kuris vežioja į įvairius miestus, tai pavyzdžiui iš Calgary galite vykti iki Vancouverio net. Aš važiuosiu 13 valandų, bet galite važiuoti ir su autobusu. Ir kitas variantas, kurio aš pati ne vieną kartą naudojausi, tai yra carpoolas, tai tiesiog surasti pavežėjus. Kanadoje yra tokia programėlė Pop a Ride ir tiesiog gali prisijungti prie kažko, kas turi mašiną. Ir dabar, jeigu skraidysite tarp miestų, tai yra tokios kaip 4 pagrindinės oro linijos, tai Air Canada, WestJet, Flair ir Porter. WestJet galbūt populiariausias ir tikrai būna labai dažnai pigūs skrydžiai. Porter Airlines yra turbūt mano mėgstamiausios oro linijos, su jom skridau vieną kartą, bet jūs yra rozetės, Wi-Fi lėktuvė, su pačia paprasčiausia ten ekonominė klase. Ir tada yra Flair Airlines. Jie dažnai būna labai pigus, bet juos rekomenduočiau vengti, nes jie žiauriai griežtai tikrina bagažą. Kitas dalykas Kanadai yra mokesčiai. Aš tiesiog atsimenu, kai čia atskridau, buvau šiek tiek nustebus, kad pavyzdžiui, matau patiekalo kaina yra $10. Aš jau nusiteikiu sumokėti $10, bet tada man sąskaitai išmuša ten 11 PM. Ne visada, bet labai dažnai čia rašo kainas prieš mokesčius, tai tiesiog turėkite omeny, kad bus truputį brangiau. Tiek maistas, tiek kava ir kartais netgi dalykai parduotuvėse. Ir Kanadoje, kaip ir Amerikoje, yra priimtina palikti arbatpinigus, kurie paprastai būna bent 15%. Ir dar kalbant apie pinigus, tai nors man grinųjų niekur neprireikia, aš neturiu dar nei vieno kanadietiško dolerio, bet kaip ir bet kokiai šalyje, tiesiog dėl viso ko aš rekomenduoju turėti bent kokius $50, nes ar jūs neįsite į kažkokį turgų, ar nustos veikti jūsų kortelę autobuse ir jums reikės nusipirkti bilietėlį. Tu niekad nežinai, kas gali nutikti, tai bent 50, o geriausiai kokį $100 aš rekomenduoju turėti grinais. Tuomet greičiausiai, jeigu atvyksite į Kanadą, jūs norėsite nuvaryti kažkur į žygį. Nes Kanadoje iš tikrųjų vienas fainiausių dalykų apie ją yra jos kalnai, jos gamta. Tai labai faina programėlė yra All Trails, kur jūs galite, šiaip jeigu nusipirksite pro versiją, arba jūs savaitį galite nemokamai pabandyti pro versiją, jūs galite iš anksto atsisiųsti žemėlapį kažkokio haiko, kurį norite daryti ir šiaip tą iš esmės rekomenduoju padaryti, nes dažnai kalnuose nėra ryšio jokio ir jūs negalėsite pasižiūrėti, kur jūs esate ir kur jums toliau eiti. Arba jūs negalite per All Trails, tai bent jau per Google Maps atsisiųsti iš anksto ten tos offline maps, kad jūs galėtumėte orientuotis, kur jūs esate. Ir dar vienas dalykas, kurį verta turėti omeny, tai ypač jeigu važiuosite su savo mašina, tai daugumoje nacionalinių parkų, kaip pavyzdžiui Banffo, Kananaskis, reikia nusipirkti iš anksto pasą. Tai kainuoja apie $10–15, nėra kad labai daug, bet tiesiog, kad jį reikia nusipirkti iš anksto ir dažniausiai ir atsispausdinti.
ir priklijuoja tiesiog ant mašinos priekinio lango. Tuomet kalbant apie orus, tai šiaip iš tikrųjų Kanadai nėra antiek šalta, kaip aš tikėjausi, nes aš čia šiaip leidžiu žiemą, aš čia esu nuo gruodžio pradžios, dabar 24 sausio ir per visą tą laiką šalčiausiai kiek buvo, tai kokiu -18. Nu, aišku, dar labai priklauso, kur jūs esat Kanadai, nes Kanada yra didžiulė ir jeigu jūs esat labai šiaurėje, nu ten bus tikrai pakankamai šalta. Bet jeigu būsite vienam iš tų populiaresnių miestų, tai greičiausiai nebus tokie dideli šalčiai, bet vienas dalykas, kurį tiesiog labai rekomenduoju pasiimti, tai termo rūbai iš Merino Vilnos. Nes visų pirma, čia šiaip yra toks labai kokybiškas ir ilgalaikis pirkinys, ne tik Kanadai, bet ir iš esmės žiemai. Šiaip su termo rūbais galite sluoksniuoti, ypač jeigu varysite į žygį, kur apačioje šilta, viršuje šalta ir jūs prakaituojat, kol lipat, tai vat tiesiog mano rekomendacija į Kanadą pasiimti termo rūbus. O kad stebėti orus, tai aš žiūriu arba per Weather Network, arba per oficialų Kanados puslapį. Tik oras čia yra labai permainingas, tai greičiausiai tą tikslę prognozę jūs galite žiūrėti maždaug 3 dienas į priekį. Po to jau būna žiauriai, kad keičiasi. Kitas dalykas, tai čia yra visiškai nestereotipas, kad kanadiečiai yra žiauriai mandagus, tai tiesiog pripraskite iš anksto psichologiškai, kad visur girdėsite hi, how are you ir sorry. Ir kitas dalykas, tiesiog, kurį yra gerai turėti omeny, kanadiečiai tualetą vadina ne bathroom, ne restroom, o washroom. Ir paskutinis, bet ne pagal svarbą dalykas, kurį noriu pasakyti, kad per vieną kelionę, kad ir kokia bus ilga, jūs visko Kanadai neaplankysit. Kas skamba galbūt kaip savaime suprantama, bet aš kažkaip norėčiau tai ir savo pasakyti per pirmą kelionę, kad aš tiek nestresuočiau, kad aš neaplankysiu tiek daug dalykų, kiek norėčiau, nes Kanada yra didžiulė ir atstumai tarp dalykų yra didžiuliai. Žymiai fainiau yra sau leisti tiesiog aplankyti mažiau dalykų, bet taip iš tikrųjų kokybiškai pasimėgauti savo kelionę. Ir neskubėti taip stipriai visko aplankyti ir visur varneles uždėti. Tai iš šio video būtų tiek. Tikiuosi labai, kad buvo naudinga. Jeigu norite daugiau video kelionių tema ir daugiau pamatyti mano kelionių, tai nepamirškite manęs užprenumeruoti. Ir visiems iki kitų video.